BetSafe. Lažybos gyvai. Labadiena, gerbiami futbolo žiūrovai, kviečiame jūs į Kauno Nacionalinės futbolo akademijos stadione šiandien, tačiau spręsmos tikrai kovingos, 11 metrų baudinys, paviltis dabar į Greta Kaselytę, smūgis įvartį, 1-0, šeštasis numeris Heidis Sevda realizuoja 11 metrų baudinį ir visą tai vyko 9 rungtynių minutę. Džiaugiasi Farerų salų rinktinė. Na, iš esmės, kaip ir tokių progų neturėjo, kuriuos nebus įvarčių. Veličkaitė. Nuo šalies nėra Veličkaitė. Veličkaitė baudos aikštelė. Na, perdavimas ir ten bendromis jėgomis šiaip taip apsigina. Tiesio. Ir taip, 1-1. 1-1, Dovilė Gailevičiūtė. Na, turbūt Rimantas Viktoravičius apie šį epizodą pasakys, kad viskas buvo išpildyta 100%. Kaip treneris patarė, taip ir padaryta ir svarbiausia, gražus geras smūgis. Dovilė Gailevičiūtė lygina rezultatą, pasigrožėkime dar kartą. Na, ten jokių šansų. Veličkaitė ir tiesiai į vartininkę ir tęsia karjerą Šiauliuose. Perdavimas, smūgis, labai nedaug trūko. Šį kartą sužaidė. Vaitukaitytė, žino. O čia įvartis. Taip, įvartis ir komandos draugės sveikina, jei neklystu, Rimantė Jonušaitė. Taip atrodė, kad ten viskas ataka baigėsi, lyg tai Liucija neleido varžovės, bet Liucija užstatė koją, kamuolys atšoko ir ką reiškia laukti tokios situacijos. Galbūt tokį geriausias pirmą. Šeštasis numeris dabar, koks smūgis ir šeštasis numeris lygina rezultatą. Heidis Sevda. Tikrai puiki ataka, greita, smūgis į viršutinį vartų kampą. Ten be abejo Greta Kaselytė neturėjo jokių šansų išgelbėti savo komandos vartų. Galo kamuolį iškovoja Jonušaitė, Gaudaitė, Manalieva gali būti pavojinga. Mąstinti reikia situaciją. Na, ar bus smūgis, Jonušaitė smūgis, kamuolys ir košėtų. Gaudaitė. Pirmau dirbsto. Žinaitė, Gaudaitė tiesiai į vartį. Manalieva perėmė netidžiai varžovės atiduotą kamuolį. Baudos aikštelė Oksana, smūgis. Atrėmė kamuolį ir savotišką paniką. Teks žaisti su Šveicarija, Belgija, Rumunija, Kroatija. Na, bus smūgis. Šalia. Žinaitė. Baudos aikštelė. Smūgis. Ir kamuolys policijos Vaitukaitytės smūgio pamatyti 1-1. Ta ir daro Simona. Veličkaitė, baudos aikštelė, perdavimas, geras perdavimas, smūgis. Viskas. Farerų salos turi. Norėjau sakyti, kad turi galimybę, bet tos galimybės jau baigėsi su paskutinėmis pridėto laiko sekundėmis. 2-2, kovingos rezultatyvios lygiosios.